Nu ką, savaitę pailsėjau, dabar vėl į darbus, bet kaip gerai ta savaitė buvo, dar kaip tyčia labai lėtai ėjo. Toks jausmas, kad aš 2 savaitės buvau, bet labai taip lėtai ėjo kažkaip tai. Bet užtat taip nebesinorėjau vėl tą darbą važiuoti. Tai dabar važiuosiu aš vėl parduoti savo šunkelius, nes nėra man ko skubėti. Nes aš maksimum ką galiu pasiekti, taigi Vroclavą. Nes už Vroclavą važiuoti man neapsimoka. Nes aš ten iki to paskutinio parkingo prie pat sienos aš nedetraukiu, o visur kitur nėra kur sustoti. Visur, kur nemokama, tenai taip viskas užkišta, kad ten nosies neįkiši, o visur kitur mokama. Anas kažkada dar prastovėjau tenai, bet nieks mes nepajudino, bet galėjo pajudinti. Tai nežinai, ir kitas įk pasiseks. Tai vat vienu žodžiu stosiu prie Vroclavą. Tai kaip bairiai su Tacho. Nu, žinau, kad man iš Ryglinio išeiti negalima. Aš jau taip norėjau gražiai, kad viskas būtų da vanda virš. Dabar jūs galvojate, aš vėl neprisidirbau. Vėl prisidirbau. Ateinu į Piršaplumą. Grinai, kažkaip ateinu, įdedu kortelę ir rodo paskutinį kartą išimta Liepos 25. Nu, aš taip, galvoju, pasižiūrėsiu į kalendorių. Įsijungiu į kalendorių 25 diena antradienis. Kaip galvoju antradienis? Taigi aš 6 baigiau darbą. Tai kas per nesąmonės? Nu ir žinot, tokia mintis staigi kilo, kad kaip kompiuteryje, jeigu kas nors nepavyko, kartok iš naujo. Nu ir aš sumašiau ištraukti kortelę. Ištraukiau kortelę, dar ne iš pirmo karto, iškart nedavė ištraukti. Ištraukiau. Tada aš vėl įdėjau. Ir jis, aišku, jisai ne taip kaip kompiuteryje, jis taip kaip kompiuterį neveikia. Jisai užfiksavo kortelės vėl įdėjimai ir išėmimai, kad aš tipo, šiandien aš tą kortelę tik tai įdėjau. Ne, nu galvoju viršūnė. Ir jis man niekur neleido ten tos datos, kada buvo paskutinį kartą įdėta keisti. Bet dėl to aš tada susimėčiau. Jis man leido tik keisti, tik tai vat ką aš dabar veikiau. Ir vienu žodžiu. Ir taip ir anaip aš. Nu ir ką, nu nieko nebeleidžia keisti, tai aš įdėjau. Vėl iš naujo ten ir tai buvau pabaigus vėl šalį Lietuvą. Dabar vėl pradėjau, kad aš vėl pradėjau tą šalį. Vėl, žodžiu, čia grybų karas. Dabar, sako, lyg tai nieko tokio, jis vis tiek savaitę užfiksavo, tik tai turėjau dabar vėl tą kvitą atsispausdinti, pasirašyti, kad tenai, kada aš ten polisavau. Ir dabar, aišku, jisai klaustuką rodo ant to Tacho. Tai dabar irgi taip erzinos to klaustuko. Vienu žodžiu. Nu, prisidirbu lygioj vietoj. Bet žinot, kai buvo tas 25, aš ne į tą kalendorių pažiūrėjau, iš įpratimo pasižiūrėjau, taip įsijungiau mobiliakę, o kad dabargi rugpjūtis jau. O ir ten rodo rugpjūčio 25, o kad tenai Liepos nešovė mintis. Ir kažkaip keista, paprastai tasai tikrai niekada nesuklysta, bet aš nepasitikėjau. Eilinį kartą. 25 minutės, nu čia iki degalinės, ten biškai kito parkingo arčiau. 21 minutė liko iki sustojimo. Tai praktiškai irgi minutė bus. Niekur iki savo mylimų parkingų negaliu pasiekti be streso. Visur pritrūksta kaip 10 minučių. Kartais man atrodo, kad aš iš šono atrodo kaip koks lėktuvų pilotas kabina. Taip, žinai, čia va šviečia. Nu, čia nelabai matosi gal per ekraną, bet va čia planšetkė šviečia. Telefonas, radijas, Tacho, tada tas vaizdo registratorius, dar kamera tenai yra, dar jeigu aš ant akių užsidedu akinius, aš kaip tikras robokopas. Čia turbūt policijos mašinai tiek aparatūros nėra. Čia kaip piloto kabinai kokiai.
kaip jūs galvojate? Iki parkingo, tiksliau įmonės, kur galiu miegoti, 3 minutės buvo likusios iki pabaigos. Nu, praktiškai čia būčiau nespėjus, bet jau variau kaip Šumacheris. Atvažiuoju į šitą įmonę, aš visą laiką čia pataiko kokį nors kataklizmą. Arba kruša, arba audra. Ir visą laiką va čia va, prie to Miuncheno. Kiek kartų aš čia taip pataiko vis į kataklizmus tokius. 9 valandą jau 30 laipsnių. Man baisu pagalvot, kas ten Austrijoje bus, dar rūbus krautis. Sumuštiniai. Duona, paštetas ir padogurkus. Galvau, lašišą skaniai suvalgysiu. Jau pradėjo gesti. Ir aš jaučiu visą naktį šaldytuvas buvo išjungtas. Aš jaučiu iki gal nedastūmiau. Ir jisai ten pats save išeikvoja. Ir viskas. -35 laipsniai. Miegot nėra kur. Kažkokiuose kaimuose sustot nėra kur. Nu gal sustosiu. Kažkokia mišrainė. Nieko nesinori nei keptis, nieko. Kažką nusipirkau. Kažkoks šamarliakas gavosi.
kokie ten. Nu, žiaurų vokiečiai. 34 laipsniai. Didžiausias parkingas. Kažkokį pavėsį atradau. Ir būtų labai gerai čia sėdėti lauke. Kaip tik pavėsis. Nu, kodėl nepadaro soliukų? Soliukų ne vieno. Toliau. Ten kažkur biškį pamėtyta vidury ant saulės. Ir čia galvoju, kad žmonės sėdė ant soliukų, kur nors lauke tasosi. Ir galvot, ką jie tokie, ko jie čia durni tam tasos tam lauke, kai taip karšta, kai yra didžiausias restoranas su staliukais, su viskuo. Čia ne žmonės durni. Čia vokiečiai gudrus. Arba aš nežinau, čia kas pas juos yra. Viduje dar karščiau, ten pas juos turbūt kondišinų nėra, arba jau taip ant minimumo tenai. Pas juos lauke čia nais vėsiau negu lauke, negu viduj. Kažkoks košmaras. Nu, va dar vienas sikūnas į krūmus daro. Nu, blemba šios sikūnus tos. Bet šitą... Dėl to, nežinau dėl ko. Ačiū dėl to, kad čia Vokietijai toks priimta, kad tų kondišinų nebūtų, nes tiek žinau ir gyvenimas namuose negalima liktai. Ar čia kažkaip tai nesupras. Nu, bet kitur būna, ateini degalinė, tai ten iš vis kaip šaldiklyje atsišaldė. O čia, ar kas specialiai taip daro, kad čia nieks nesėdėtų tose kavinėse, nežinot, būtų vėsų, tai tenai vis čia mes tokie vien furistų tavai pusę sueitų. Jie matyt specialiai dar daug nepleškina, kad, kaip sakant, taupimą aš nesakykit, saulės elektrinės pastatei ir varai. Bet tai, kad net soliukų nėra. Šiukšliadėžės kažkur irgi už kilometrą. Čia viskas apšepę, apibuvę. Man, pavyzdžiui, logika neleidžia, nu kodėl net netvarkot aplinkos. Viskas šiukšlina, purvina, žolės apžėlė. Nu, negi sunku sutvarkyti, aš nesuprantu. Baudas tik tai renka, zolams mašinas perka, jūs sąlygas geriau pagerinkite. Čia tik gali tiek padaryti kiekvienam parkinge. Aš kiekvienam parkinge padaryčiau, aš iš visai jau būčiau versi milijonierius koks, aš specialiai bent vieną parkingą padaryčiau tikrai šiuolaikinį. Iš visos, jau net seniau būdavo technologijos, kaip pats tualetas iš save išsivalo. Dabar kažkodėl tokių nėra. Kodėl? Tai dabar čia irgi kiekvienam parkinge padaryčiau, kaip ir Šveicarijai, net mažiausiam parkingiukė yra tualetas. Čianais didžiausias parkingas, tuliko nėra. Arba nedirba visą naktį, pavyzdžiui, Olandijoje, atrodo, geriausi keliai, ten logistika geriausia, dirbti NVFA. Bet gyvenimo sąlygos tenai vairuotojų parkinguose yra visiškas nulis. Nu, jau net Vokietija, žinau, tikrai yra geriau. Šiuo atveju yra geriau. Olandijoje ten košmaras, ten dušų nėra, tulikai ne visur veikia, visi jie mokami, kitų dar vėl tenai, nu, vienu žodžiu. Tai ir čia padaryčiau, kad kiekvienam parkinge būtų tualetai ir savaime išsiplaunantis, kas kiek tai laiko, būtų privalomai, būtų dušas, bent 4 kabinos ir irgi būtų tokie, kur negalėtum nieko sulaužyti, sugadinti, pavogti, būtų, kaip sakant, nu, ir po kiekvieno to, nu, išėjo žmogus, ir automatiškai viskas išsivalo ir ateina kitas žmogus ir viskas švaru. Nu, kodėl taip negalima padaryti, aš nesuprantu. Taigi tikrai įmanoma. Ir ką čia milžiniškus pinigus kainuotų? Nu, gerai kainuotų, bet tai atsipirks. Darykit mokamą galų gale, kad ir po 2 eurus. Jeigu ten tvarkingas bus tikrai tvarkingas tualetas, tvarkingas tas dušas su viskuo, nu, bala nematė, tos 4 eurus sumokėsiu, bet atiduokit galimybę. Dar šiuolaikinė technologija. Pavyzdžiui, kainuotų viešbutis 10 eurų. Arba bent jau gal 20, maksimum 20 eurų. Ir būtų, arba pavyzdžiui, patys viešbučiai darytų tokius kaip patalpas, kur vienviečiai būtų kambariai, kad tik tai permiegot ir dušas, ir tualetas. Viskas, daugiau nieko nereikia, grinai vairuotojams. Ir kainuotų pigiau. Ir tada tikrai aš, pavyzdžiui, kainuotų 10 eurų. Aš pati mokėčiau, aš pati galėčiau susimokėti, bet aš gyvenčiau viešbučiuose. Nu gerai, 20 nors kainuotų eurų. Tai gerai, nors savaitę porą kartų pasiimčiau. Čia bala nematė, ko nors nepavargytum ir galėtum nusipirkti tą viešbutį. Bet tai duokit galimybę tokią. Dabar
ką tu moki, čia 40 eurų, čia dar labai pigu tokia atrasti, tai ten bus jau labai nekas. 60-70 eurų mokėti už viešbučio kambarį, kur tenai net paros neišbūni. Ir kad ten tik tai permėgi ir dušą išsimaudin, tai ką? Nesąmonė. Tai galų galę daryčiau pačiose parkinguose, kai reikalavimai negali mėgoti. Daryčiau tokius irgi iš tų mobilių namelių padaryti, visur būtų tokie moteliukai, kur gali, ir tai nebūtų, oi, ten blakės užsiveisti. Ir tuose viešbučiuose tų blakių gali būti. Bet tenai padaryti, kad nieko nėra, tik tai tuščias, tik tai gultas, toks, kaip sakau, kaip kalėjimo kajutė, bet tai, o tu pats gali atsinešti. Ant savo čiužinuką atsineši, dar kažką tai, o ten viskas gali irgi automatiškai išsivalyti. Nu, vis tiek gali kažką sugalvoti. Ir aišku, kad būtų su vėdinimu. Galų gale degalinėse, padaryčiau degalinę, kur būtų atskiras kambarys, o toks grinai laisvo laiko leidimui. Patogios foteliai, stalas, foteliai, krovimo visokie lizdai, kad tu ir kondišinas, aišku, kad būtų vėsų tam kambarį, pavyzdžiui, labai karšta, tu gali tenai nueiti ir sėdėti savo. Ten mobiliakis, pasijungti ant kompą, dar kad nors, nu kažką daryti. Nu gerai, nu imkit mokestį, jeigu jums taip jau yra žadna, jums taip gaila nemokamai duoti, nu gerai, duokit už mokestį. Na aišku, tai yra ne 20 eurų tenai, kad vakaras, nu bet, nu kad ir 1 euras, ten, nu gerai, nu 3 eurai, pavyzdžiui, ten kokias kelios valandas. Tai, pavyzdžiui, taip karšta, tai tikrai aš susimokėčiau, reičiau sėdėti tenai tam kambariuke. Juobiau dar jeigu būtų visos sąlygos ant staliukas, kur galima pasidėti ant tą planšetę, ten visus tos kompus, pasijungti, krautis. Tai ir susimokėčiau, man negaila, bala nematė, bet jūs duokit tokias sąlygas. Būtų kad nors virtuvėlė, ten koks nors mikrobangė, dar kažkas, tai aišku, čia gali daug prigalvoti, bet viską dažniausiai suniokoja tie vairuotojai viską. Nu, bet tai viskas niokojasi. Tai tvarkykit, nu, jeigu imat mokestį, tai tvarkykit. Kažkodėl tai Prancūzai, Italijai tų nemokamų dušų nieks nesuniokoja taip, kad būtų neįmanoma naudotis. Arba, na aišku, čia tas niokojimas, kaip pavyzdžiui, aš žinau, yra, kur detalės kraunamės, buvo nauja logistika, į naujas patalpas persikėlė, nauja logistika buvo. Visiškai naujas pastatas, atskirai būdavo tenai patalpa, grinai tualetas ir dušas. Ir kas žinojo kodą, galėjo ten vaikščioti. Nu, tai kodą ten vieni per kitus susižinodavo. Karts nuo karto tam pakeisdavo, bet paskui vėl susižinai. Tai ką jūs galvojate? Čia ne tai, kad per metus ar porą metų, per mėnesį laiko jie sugebėjo net ne tualeto vidinės duris, bet išorinės sandėlio duris tenai išlaužyti. Ten aišku, ten jau tos vidinės ten duris jau buvo išlaužytos. Aš ten jau pasakau kažkur istoriją, kaip aš ten užstrigau tam tūlikė. Jau galvau nebeišeisiu, bet ačiū Dievui išėjau. Tai galų gale iš vis užrakino, nebegalim. Dabar aš ten nebežinau, kaip įeiti. Paskui padarė, kad raktelį gali pasiimti pagal kodą tenai tokį atsirinkus. Bet matyti, tenai tą raktelį visi irgi nulaužė tą kodą ir vėl pradėjo tenai visi eiti. Tada tą raktelį pradėjo kažkur slėpti. Bet kur jis slepia, aš nežinau. Aš ten visi mačiau, tai jau nieko neradau. Paskui kažkas atėjo, žiūriu, nuėjo. Tai kažkur tai reiškia, rado tą raktelį. Ir aš visai specialiai to raktelio visur ieškojau, visus pakampius, kur tik buvo galima jį paslėpti, bet aš jo niekur neradau, tai nežinau, kur ten jį visgi paslėpė. Tai galų gale iš vis likom be dušo ir be tualetą. O vien per tuos vairuotojus kiaulės. Va tai kaip sugebėti, va taip viską išlaužyti, išbūti. Nors tai nebuvo ten iš tikrųjų tas turikas ganėtinai tvarkingas, buvo tas dušas tvarkingas, bet tas duris kažkaip labai mėgėjai laužyti buvo. Tai va taip va viską sulaužo. Nu, bet jeigu neprižiūrėsi, tai aišku, tai, bet tai imk tada mokestį kažkokį, bet kad būtų galimybė nors tą daryti. Čia nieko. Šiukšliadėžės tokios, kad ten šiukšlės neįmesi didesnio maišą, arba iš vis labai toli nėra beveik jų. Čia viskas apšepę, žolėm apžėlę. Pavėsio jokio. Absoliučiai. Tai va čia rūpinkitės vairuotojais. Jūs pirmą sudarykit sąlygas vairuotojams, o paskui jos bauskite. Kai čia, aš pavyzdžiui, tokiam kaip savo buse, aš iš vis uždraušiau miegoti. Čia šitie kaip mano busas, čia yra jie po vietą važinėti, o ne po užsienį kažkur trankytis. Kodėl va čia nežiūri? Kur policija, įstatymai? Čia, čia nais tipo busė, kaip, pavyzdžiui, prancūzai, tik tai viešbučiuose gali miegoti. Nu, kokie šūda? Nu, ir kas iš to? Tai nors turi miegamą vietą tie busikai kiti, o aš tai iš vis neturiu.
Ir ką tu galvojat, mėgam tuose viešbučiuose, nemiegame. Mes tai dar daugiau važiuojame, tada važiuoji non-stop naktimis ir panašiai. Ir niekas ant tų viešbučių neperka. Nu dabar iš vis turbūt nebevažiuosim, nes jau tacho yra. Iki to nedatrauksi. Nu bet tai ir čia va. Tai uždrauskit arba jeigu darote taisyklės, tai jūs darykite taip, kad būtų visur jos galiotų, o ne tai, kad vienoje šalyje galioja, kitoje negalioja. Ir tada galutiniam variantė nukenčia vairuotojas, nes tada įmonės ieško būdų, kaip apeiti. Kaip seniau, kai nebuvo tacho, tai gerai, tai buvo tai Vokietijai, tai tu visą tą laiką, kurį viršijai, tu išmėtydavai po Lenkiją, po Olandiją, po Belgiją, kad tipo aš tenai buvau, važinėjau ir išsilygini viską. Nors realiai tu tada į Vokietijai visą tą laiką viršijai ir pravažiavai. Dėl vienu žodžiu, jeigu jau darot, tai darykite taip, kad nebūtų galima to įstatymo apeiti. O čia padaro ir tu gali apeiti. Taip, kaip ir čia. Kam apriboti tiems busikams, tipo, kurie turi mėgamą vietą? Oi, nu gerai, apribo, bet jūs padarykite taip, kad tie, kas neturi mėgamos vietos, jiems visur būtų privaloma viešbučiai. Nesvarbu, kur kai iš tu šalyje esi, privalomas yra viešbutis ir viskas. Ir tu daryk, ką nori. Tiesiog gyvenimas vis tiek pagerėtų. Kiekvieną vakarą patogiai gulėtum viešbutyje. Nesikankintum ant to karščio. Nes tau tikrai nepirks jokio viešbučio. Daug dieve, tai jeigu gaus geresnis šefas, gal ten į savaitę kartą. Ir tai dažniausiai nupirks, tai jeigu bus kokias 24 valandos ar 5, kur ilgiau pasilieki savaitgaliui. Tai va. Aišku, tas viešbutis irgi nėra panacėja, nes jie irgi yra šioks toks galvos skausmas tas viešbutis. Tai dar mums su busekais dar lengviau, bet pavyzdžiui, furistams tai aš ten nežinau, aš ten užjaučiu, nes kur tu ten su daiktais, su viskuo, kur tu ten tą viešbutį rasi. Tengi prie viešbučio su fūra neprivažiuosi. Aš jau man su busiku jau būna šiek tiek problematiškas tas viešbutis, biški, kartais aišku džiaugies to viešbučiu, bet biški ir įtampa yra, nes tu nežinai, ant kokio viešbučio užsirausi. Nes ne visur rasi vietą, net ir mano busikui nerasi vietos. Ypač va tokių sezono metu tu net viešbučių nerasi. Ypač tokiose turistinėse vietose, ten be šansų rasti viešbutį. Tai aš atsimenu, Paryžiuje ten kažkur man surado viešbutį, nu ten visiškas buvo ten tas viešbutis košmaras kažkoks tai iš principo, bet parkingų niekur nebuvo. Ten didžiausias bet nebuvo vietos, viskas užkišta. Aš vienintelę vietą radau ten kažkur tai prie tarnybinio išėjimo, tenai užstačiau ją 100 tarnybinį, tenai, kur ten prekes krauna kažką tai tenai. Nu, bet ačiū Dievui, nieks tenai nekrovė, nes aš anksti rytą ir išvažiavau, tai ten atvažiavau taip vėliau, jau tamsu tenai, nieks, aišku, nebekraus ir anksti rytą išvažiavau, tai nieks nieko nesakė. Bet tenai šakės buvo, ten kiti jau irgi ten statės belė kur. Tai va tame būna problema, tai su fūrom iš vis šakės. Tai va tie viešbučiai turėtų būti kaip parkinguose ir aišku, jų kainos turėtų būti žmoniškos, o ne 100 eurų už naktį. Už ką? Kad aš ten lovai pamiegosiu ir duše išsimaudysiu. Aš tenai nieką nedarysiu, aš tai neturiu statyti jau. Čia kainas beprotiškas. Tai va toks va, mane tas va ir bėsina, kad tik tai bauduoja, ieško kaip tave nubausti, pinigus iš tavęs išlaužti, bet elementarių sąlygų gyvenimo tau neduoda. Arba kad ir čia, pavyzdžiui, man Lenkija patinka tuo, kad ten, kai atvažiuoji, maistas geras. Jisai yra pigus, galim sakyti, gali normaliai pavalgyti kavinėje. Tai aš dar valgau degalinėse, tose prie degalinių kavinėse. Ten kur nors mieste ten dar geriau rastum. Bet aišku, ne visose degalinėse, bet reikia žinoti vietas, kur gali geriau valgyti. Tai visi ten bipiškė būna neblogai, kur ten kavinės yra su maistu tokia kaip valgykla, Orleno yra gana skanu. Orleno patiškai tas pats kaip mūsų cirklė, kaip panašiai, taip ganėtinai skanu, žinai. Ir porcijos normalios palyginus. Nors labai sotus nuo jų nebūna. Geriau eiti yra į grinai kavinės, kur būna jau. Bet tai jau reikia žinoti. Ir man patinka tas, kad yra, kai sakant, nebrangu. Ir mūsų skonio receptoriai labai panašus yra su lenkais. Ir skanu svarbiausia. Ir porcijos normalios. Tai normaliai pavalgai. Mūsų dar skonio receptoriai yra panašus su italais. Italijoje būna skanu valgyti. Ten irgi ganėtinai nebrangu, taip palyginus. Ir skanu yra. Daugiau ten, Prancūzija, tai biškai į pietų pusę yra jau biškai mūsų tas receptoriai. Vokietija, Olandija, Belgija ir ten kažkas klaikaus su maistu. Čia aš sakau irgi nesąmonė yra, tose kavinėse nėra ką valgyti. Čia nėra ką valgyti.
Tu svarbiausia sumoki daug, bet čia valgai šlamštą, tą patį čia tas pats, kas greitmaistis. Čia lygiai tas pats, kas tu valgytum McDonald'e. Jie čia viską tik taip kitą vieną sykį irgi kažkaip Belgiją nuvariau, tai makaronai kažkokie. Tai jie grinai į tą pakelį ten kažkaip papirinį, ten tą vandens užpylė ir viskas, tai čia visas makaronai. Tai aš ir pati galiu tokį makaroną nusipirkti Maksimai kokioj. O Lenkijai būna jau, aišku, tai Lenkijai kažkiek, tai bet yra gamintų, tokie, ne tiek jau visiškai, kad tu ten iš bomžpapkių. O čia grinai viskas, tu praktiškai valgai tą patį, kas tas pats lygis yra kaip McDonald's. Visokie free bulvy. Įsibiausia, žinot, dar kokiame problema. Lenkijai, Italijai patinka. Aišku, tai tam irgi biškai problema, bet vis tiek dar yra. Kad gali bent jau atskirai nusipirkti. Tai yra salotos. Aš nežinau, kame problema Vokietijai, Olandijai, Belgijai su tom salotom ir su tokiais daržovėm. Atrodo šiltos šalis, kur ten augintas daržovės skersai išilgai. Nėra mados valgyti daržovių. Kaip ir čia dabar atvariau, šnicelis, bet čia nebuvo to šnicel box, nors aš jį perku vien dėl to, kad ten yra daržovių. Kažkokių tai bent jau. Čia šnicelis su grybų padažu. Aš negaliu valgyti be daržovių. Man čia kaip, nežinau, sausą duoną valgyti be nieko. Lygiai tas pats. Ir atskirai nenusipirksi. Nebent ten kokį atskirai pirksi tą salotą, tą rinkinį kažkokį tai už 10 eurų. Iš tų salotų ten bandysi valgyti kažką tai. Bet tai nors kelis pomidorus įmestų, ar dar agurkų kokių, dar kažką tai, ar tarkuotų morkų galų gale. Negi neturit, kad čia brangiai kainuoja. O ten valgai tokį sausą, prikemši, tų free bulvyčių ten daugiau, ten paliekia vos ne pusę, nes jau daugiau negu reikia. Tai tų free bulvyčių geriau lemba daržovių įdėkit už tą sumą. Ir aš nesuprantu logikos. Ir atskirai pirkti nėra, ir tokių salotų nėra. Apie tas tokias salotas kaip yra Lenkijoje, ten tos visos burokėlių, salotos kopūstų, salotas, tarkuotas, viską. Čia aš gyvenime tokių salotų nemačius. Čia aš turbūt, nežinau, nemačius tokių salotų. Aš turbūt net parduotuvėje jų tokių nemačiusi. Ten, pavyzdžiui, kokie Vokietijai, aš atsimenu, buvom kažkada tai senai dar mokyklos laikais ekskursijom tam važiavom į Berlyną ar kur tenai. Ir mes turėjome viešbutį švedišką stalą. Tai mes ten, žinot, alkani, atvarėm tenai, susikrovėm ten visokių mišrainių. Ten visko prisikrovėm. Ir suvalgėme tik tai obuolį. Nes viskas buvo nevalgoma. Visiškas pravalas. Čia pas juos mišrainės, tai žinokit, čia ne mišrainės, o yra majonezas praktiškai vienas, ir tai dar neaišku kokio skonio. Ir tam plaukia majonezai, tam skystyje kažkokiam, tai kas čia mišrainė čia, skystį suvalgai kažkokia tai su kažkokiais gabaliukais. Skonė ten jokia, nežinau, kas pas juos per skonio receptoriai. Dešros ant irgi kažkas buvo, tragiškas skonis, visiškai, žinokit, aišku, čia įpratimo reikalas. Bet vis tiek kažkaip, nežinau, man ten buvo ta tragedija, mes ten obuolį suvalgėm ir išėjom visi, vienu žodžiu. Tai va tokių mišrainių, čia pamirškit, tokių kaip pas mus niekur nemačiau. Čia sakau, čia gali dar kažką tai, vienintelį ką dar gali rasti, kažką pavalgyti, tai sakau, Italija, Prancūzija, kur aš dar kažką randu ir prekybcentre ir kavinėse. Olandija, Belgija, Vokiečiai yra visiška tragedija su maistu. Bet ir darykit, ir kainas žmoniškas galų gale. Kad galėtum, pavyzdžiui, atvažiavai, yra kavinė ir ką, negali pavalgyti, nes viskas brangu arba nevalgoma. Tai irgi atsiprašau. Aš irgi, pavyzdžiui, dabar kai karšto, aš nieko nenoriu čia gaminti, aš net šildytis nenoriu. Aš geriau naisiu tam, kad ir 20 eurų sumokėsiu, bet bent jau suvalgysi ir ramu. Vis tiek, kaip sakant, nei aš čia ką sutaupysiu, nei aš čia ką, sakau, pradėjau gyventi šią dieną, kaip sakant. Da, kai varai visą laiką, tai žiūriu, pasitaupiau pinigų jau, kai namuose nebesėdžiu. Bet įdomu, man dabar va irgi guliu, niekam nemaišau, sėdžiu, guliu. Atvažiavo policija, patikrino dokumentus, ką vežu, taip va, ir ilsintis. Čia iš vis galvoju viršūnę. Aš net išsigandau, gal kur nors prisidirbau, kokią kombinaciją parodžiu, mane atrado, gal galvoju degalinį tam parkingę, bet tai sugalvok, tu man nei iš jo, nei iš to sumastę patikrinti. Irgi, kad kame bairis. Negi iš viso turi teisę, taip sėdžiu parkingę,
Nieko netrukdau su mastą patikrinti. Bet gal kas žino, kame bairis? Ką jie čia tikisi rasti? Ką migrantus, kad aš vežu? Aš čia pati jau guliu tam parkingė vos gyva, jau ten po prakaitu. Tai ten viduj, jeigu ten būtų jokių migrantų, tai ten senai iškepę būtų. Tai jau juos mirusius ten rastum. Nes aš tai atidariau, jie pasižiūrėjo, bet nežiūrėjo nei dokumentų, kas ten tose dėžėse, nei iš vis. Tai atidariau, kad pasižiūrėjau patį kuzavą, bet nei dokumentų nieko, tik mašinos dokumentus pažiūrėjo mano pasą ir teisės. Viskas. Buvo net neramu, kame čia kampas. Nors ten gal ir tą vokietį gali ten su busiku patikrinu, nes jis ten irgi toks sujudęs buvo. Bet įdomu, kad kame kampas. Man baisu pasidarė. Gal čia kur nors, bet tai būtų sakę, ką nors, jeigu kur nors navotkės kokias. Dar supračiau, kad ką vežu, gal kokius nelegalius, bet tada tikrintų patį krovinį, dokumentus, žiūrėtų, kas ten tose dėžėse. Tai nieko, tik tai dariau, pasižiūrėjau iš tolo ir viskas. Pastovus ekstremas, 2 minutės. Čia liko 3. 1 minutė, galim sakyti, skirtumas. Vienu žodžiu, aš jau nebegaliu. Pražioplinau vieną parkingą, galvau, kad ten tas, o ten ne tas. Liko cifra tik tai. Vienu žodžiu. 1 minutė. 1 minutė. Šumacherio gyvenimas. Kažkur tarp fūrų atsistoju, čia mane nužudys, bet ką daryti, ką daryti. Ir aišku, statavau aš ne nuo sienos vokiečių. Tai šansų, kaip sakant, suspėti nelabai. Bet aš dar, jeigu ne kamščiai, aš dar būčiau suspėjus. Žinot, kiek man laiko pritrūko? 20 minučių. 20 minučių iki bazės. Ir tu svarbiausia, tu čia visą laiką nespėsi. Tu visą laiką nespėsi, nes tau neužtenka laiko. Tu turi tada visą laiką startuoti kažkur nuo Poznanės iš ryto. Bet taip niekada nebus. Tu maksimum ką gali startuoti nuo to Berlyno prakeiktą. Aišku, jeigu aš ten būčiau nuo pat Berlyno sienos, nuo to Frankfurto Oderio sienos, ten startavusi ir iki pat Lietuvos važiavusi ne mažiau kaip 140 ir net daugiau, kokie 160, aš dar būčiau atmušusi tas 20 minučių gal. Nes čia, žinot, atmušė, paskui papuolė į kamštį ir tau viskas. Bet tai kiek tu gali taip važiuoti tokiu greičiu? Tu pavarg, nuo tokio greičio pirmiausia, aišku, kur tenai dvigubai suvartosi, plus tu pavargs ir aišku pavojingai yra, ypač toks eismas. Tai ten be šansų. Įsivaizduokit, 20 minučių nedevažiavai iki namų. Įsivaizduoti, dar aš vos spėjau. Man iki 24 valandų pertraukos buvo beliko 2 valandos 31 minutė. Tai to mane bent nors punktų išlaikė, aš net ir būčiau nespėjus apskritai grįžti.